Sveiki, Lavstreams runneriai ir ne tik tie, kurie žiūri šitą video, jeigu kažką pasieks. Esu Petras ir darau savo pirmąją savo sportbačių apžvalgą. Šitą apžvalgą darau gal juokais paprašytas Dominyko Pacausko, kaip jisai pristato Dominyko Gyko, vienam iš kanalų. Jisai man parašė, padaryk review, kaip subėgsi 50 km su šitais sportbačiais. Tai yra ASICS Sonic Blast sportbačiai, kurie yra šių metų modelis, papildantis ASICSų Blast seriją. Šiuo metu tenais yra oficialiai 4, bet šiaip yra daugiau sportbačių. Line-upą dabar sudaro Nova Blastai, Sonic Blastai, Super Blastai antri ir Mega Blastai. Dar yra Dyna Blastai, kurie yra šiaip iš esmės ankstesnių Nova Blastų modelių kopija, labiau biudžetinis entry level sportbatis, tai apie jį ir nekalbėsim šiandien. Ką aš galiu pasakyti apie Sonic Blastus? Tai Sonic Blastai yra didelio susidomėjimo sulaukę sportbačiai, todėl kad jie patenka tarp dviejų bene labiausiai aptariamų ir tikrai puikiai vertinamų ASICS sportbačių. Tai yra ASICS Nova Blast 5 ir ASICS Super Blast 2. Tiek kainos prasme, tiek savo paskirties prasme jie atsistoja į vidų, tarp jų. Deja, neturiu Mega Blastų, kuriuos galėčiau palyginti, bet pakomentuosiu plačiau. Tai kas yra Sonic Blastai? Sonic Blastai yra, kaip pavadinčiau, Nova Blastai ant steroidų. Palyginkim šitos du sportbačius, šitie yra plačiai naudojami ir gerai žinomi. Tiems, kurie nežino, tai yra nuostabus daily traineris, tinkantis kasdieniams treniruotėms. Aš juos naudodavau, šitie yra ne mano, bet aš tokius pačius turėjau ir jau subėgau. Juos naudojau kasdieniuose bėgimuose, naudojau netgi ir tempinėse treniruotėse. Puikus, nuostabus batas, brangus. Jame yra FF Blast Max foamas. Jis yra tikrai minkštas, malonus, fainas batas, brangus, lankstus pakankamai ir malonus, maloniai apgaubiantis koją. Tai yra tikrai šaunus batas už 150 eurų. Jo minusų turbūt galėtų būti įvardinamas patvarumas. Ne visi su tuo susidūrė, bet aš susidūriau nubėgus 400 jau kažkur kilometrų. Batas pradėjo prarasti savo minkštumą priekyje ir netgi pradėjo jaustis ties šita vieta smūgis į pagalvėlės kojos, bet gal čia yra susijęs su to, kaip aš statau pėdą. Ir po kažkur 600-700 km man pradėjo plyšti šitoj vietoje audinys. Tai vėl galbūt čia daugiau pasako apie mane negu apie patį batą. Gal kojų pirštai juda plačiau, blogiau buvau susiveržęs, bet aš susidūriau su to, kad šitas batas man atitarnavo 700 km. Šitoks batas man atitarnavo 700 km ir teko su atsisveikinti. Bet jei turėčiau visus pasaulio pinigus ir visus pasaulio kedus, Nova Blastai turbūt sudarytų 30% laiko, su kuriais aš bėgčiau. Ir tada į žaidimą ateina Sonic Blastai. Sonic Blastai yra Nova Blastai ant steroidų, todėl kad jie naudoja tą patį foamą kaip ir Nova Blastai apačioje, bet jie įterpia FF Turbo Squared foamą, kuris yra pagal parametrus labai panašus, tik tai 20% lengvesnis ir gal kažkiek sprangesnis. Ir išlengvina šiek tiek viršutinį audinį, jis labiau kvėpuojantis tampa. Dar nežinau kaip su patvarumu, prisiklijavau piršto apsaugą, tai galbūt nepraplyš ir galės tarnauti ilgiau. Bet jis yra vos lengvesnis batas, tačiau išlaiko savo tą minkštumą aplink kulną ir tikrai malonu jį užsidėti, nėra tokio jausmo kaip su varžybiniais batais. Ir turi Astro dar keletą privalumų, tai turi, čionais matosi juosta ir čionais baltas yra
Astropleitas tai yra plokštė plastiko pagrindu, ne karboninė, bet jinai yra suteikianti to atsispyrimo ir šoklumo, ką duoda karboninės plokštelės, nežinau koks esminis skirtumas tarp koeficientų, sprangumo ir panašiai, bet bėgant tas jaučiasi. Bėgant jaučiasi, kad šitas batas yra greitesnis, su juo galima greičiau rauti iš vietos, su juo galima greičiau bėgti intervalus. Ir dar turbūt vienas privalumas yra tai, kad jie jau šitame sportbatyje įdeda ASICS Grip padą ir galiu pasakyti, kad tikrai labai jaučiasi, kad geresnis sukibimas šito bato. Šitas batas tikrai labai gerai sukibo man bėgant Gedimino prospektu lyjant lietui. Bandžiau netyčia šokinėti ant priekio, ant nosios, ant šono, pasukinėti pėdas pastačius ant žemės, tikrai geras sukibimas, tai labai jaučiasi. Vienok su Nova Blastais aš tikrai esu gerai nusivožęs, nors tai buvo aišku ir žiemą, ir tai turbūt vėl pasako daugiau apie mane negu apie sportą. Grįžtam prie Sonic Blasto. Kas su jais yra, dėl ko reiktų susimastyti. Visų pirma, tai yra batas su plokštė ir batai su plokštė netinka kasdieniams treniruotėms, todėl jis nepakeičia daily trainerių. Dar vienas dalykas, jis nėra toks greitas, koks batas, koks yra Magic Speedai. Ant bėgtakio bandžiau vienus ir kitus ir Magic Speedai 4, ASICS Magic Speedai su karboninė plokštele, entry levelio karboniniai batai, kurie galėtų būti pradedančiųjų ekonominiai, varžybiniai batai arba tikrai labai geri ir nepigus tempiniai batai, metantis puikų iššūkį Nike Zoomfly 6. Tai šitas yra kaip ir alternatyva, labiau minkštesniu padu, turinti dalį tokio paties foamo, bet šiek tiek minkštesnis čia, tačiau mažiau verčiantis į priekį ir su jais tikrai labiau jautiesi kaip su greitais daily traineriais negu su varžybiniais batais. Tai va, kaina 180, dar nesu nubėgęs su jais labai daug, 50 plus kilometrų, 4-5 bėgimai su intervalais. Tai intervalus bėgant buvo, arba atkarpas buvo tikrai labai smagu ir tikrai pasiteisino. Tačiau tai išlieka nišinis batas, nes jis nepakeičia daily trainerių arba recovery batų kaip Nimbusų, ir tuo pačiu nėra tinkamas long runams kaip Super Blastai. Super Blastai antri, vienok yra tikrai nuostabus batas, universalus batas. Internetuose rašo, kad tai su jais galima būtų nubėgti apie 1000 km ir aš tikiu, kad su ASICSais galima nubėgti 1000 km, nes su šitais Nimbusais aš nubėgau 1000 km, jie man tai patiko, todėl aš paėmiau kitus Nimbusus ir dabar juos drožiu ir galiu pasakyti, kad jie iš tikrųjų nuostabiai atlieka savo funkciją. Subėgus 1000 km Nimbusai vis dar išlaiko prekinį išvaizdą, taip jie nebėra tokie minkšti, kuo pasižymėjo pačioj pradžioj ir jie nėra jau tinkami bėgioti, bet jie vis dar pakankamai išlaikė prekinį išvaizdą. Po 1000 km atsirado čionais praplėšimai, bet čia galbūt yra labiau susijęs su to, kaip aš suveržiau koją, bet nei nosis suplyšo, padas irgi dar visai gerai laiko ir galbūt padeda tai, kad čionais irgi yra ASICS Grip tas padas, kuris tikrai yra gerai sukimbantis ir tuo pačiu jisai galbūt apsaugo foamą nuo nusidėvėjimo. Nepasidarė nei kiek per kieti priekyje ar gale per tuos pirmus 500 km. Tai sakyčiau, čia yra dabar mano daily traineriai ir recovery batai, jie nėra tokie lengvi ir smagus kaip Nova Blastai, bet jeigu rotacijoje turite daily trainerius ir recovery batus longus ir dar tarpe turite tempinius batus, tai jie puikiai, mano nuomonė, tinka, kaip ir tiktų
Novoblastai, tik tai Novoblastų yra ta bėda, kad jų patvarumas man atsėjo kilometro kaina gavosi apie 24 centus, šitų sportbačių kilometro kaina gavosi 20 centų. Sonic Blastų nežinau, pasakysiu, kai baigsis. Ir tada yra dar, atsiprašau, nukrito, dar yra šitie mano šiandien panaudoti 25 km 50-50 plento ir trailo bėgimui Super Blastai antri. Ir jų kaina 220, tai kilometro kaina, žiūrint, vertinant, kad su jais galima būtų nubėgti 1000 km, yra apie 22 centus. Tiems, kas nežino apie Super Blastus ir svarsto, ar juos reiktų įsigyti, tai yra vienas nuostabiausių batų, tą sako daug vertinusių asmenų, jų vertinimas yra puikus ir žvaigždutėmis, ir asmeniniais žmonių komentarais. Kas juose yra šaunu, tai tas pats FF Turbo Plus foamas, tai jisai šiek tiek minkštesnis ir sprangesnis foamas negu Novoblastuose. Jie yra pakankamai dar minkšti aplink čiurną ir suteikia to tokio jausmo, lyg tai būtų minkštas sportbatis, malonus kojai, todėl nenustabu, kad ultras naudoja juos ir treniruotėse, ir kartais varžybose, ir su jais tikrai galima net maratoną bėgti, jeigu nebandai pasiekti PB arba esi šiek tiek lėtesnis bėgikas, tai ir kojos taip smarkiai nepavargs. Jie tuo pačiu yra sprangus ir tikrai pakankamai stabilus kaip neutralus batas. Turi vėlgi ASICS grip padai ir labai tas jaučiasi. Mano pastebėjimas buvo gal tik tai, kad pirmus 40 km su jais bėgant toks jausmas, kad reikėjo išmušti tą priekį, lyg būtų kažkas pagalvėlėse kietesnio, bet prabėgus 40 km yra toks angliškas terminas break-in, tai jie prasilaužė ir dabar galiu pasakyti, kad tai yra vieni mėgstamiausių mano kada nors turėtų sportbačių. Tai grįžtant ir darant rezume, Novoblastai, daily traineris, gera kaina, 150 eurų, todėl iš visų šitų sportbačių pigiausi ir tikrai nusipirkus nepasigailėsi. Jeigu ilgiau tarnaus negu man, tai ir dar geresnė kainas ir kokybės santykį turintis batas. Ir tiems, kurie neplanuoja bėgti super greitai, gali netgi atstoti universalų batą ir jeigu longai nesiekia, neviršė 20 km, aš sakyčiau go for it. Jeigu galite įsilieti 2 batus, tai tada rinkčiau kombinaciją šitų dviejų arba šitų dviejų. Jeigu turite galimybę įsigyti 3 porą sportbačių, greitoms tempinėms treniruotėms, Sonic Blastai puikiai čionais įeina į šitą rolę, bet jeigu paklaustumėt mano nuoširdžios nuomonės, tai turbūt sekančius tempinius batus bandyčiau pirkti Magic Speedus ir lyginčiau, ar jie nėra geresni būtent greitoms treniruotėms. Tai tiek iš manęs, ir jei turėsite kažkokių pastabų, asmeninių nuomonių, kviečiu pasidalinti, parašykite komentarą ir tiek. Ačiū ir iki galbūt pasimatymo.